Ok, tai turim 2013 metų IT VBA pirmą programavimo užduotį siuntų tarnybą. Ok, matom koordinačių plokštumą, tai atrodo visai įdomus uždavinys. Pirmiausia, galim default kodą pasidaryti, aišku, susikurti failą kaip visada. Ir pasistengti prabust biškį. Ok, 12 metai. Siuntos tiesiog pavadinsiu. Ok, siuntos, kaip visada, pasirašom default kodą kažkiek. Aha. Ok. Taip, turim. Gatves po 1 kilometrą. Vežioja siuntinius. X ir Y koordinatės kiekvieno adreso, tai taškai tiesiog koordinačių plokštumai. Jo, ir pradedam 0, 0, logiška. Vežiojam siuntinius ir nuvežęs kiekvieną siuntinį grįžtam į 0, 0. Ok. Ir turim tik tam tikrą kiekį kilometrų. Ok, tai čia svarbu, kad turim kažkur nuvažiuoti ir turim grįžti. Ir turim tilpti į kilometrų limitą. Čia tarsi degalų užpila, tai kažkiek visai dienai ir važiuojam, kol galėsim nuvežti ir grįžti, kiek suprantu, taip veikia. Jo, reikia tada vežioti tos siuntinius, apskaičiuoti, kiek spėsim aptarnauti, kiek nuvažiuosim kilometrų ir paskutinį kokią aptarnautą. Jei gerai supratau. Ir skaičiai labai maži, tai faina. Ok. Tada nurodymai yra parašyti procedūrą duomenims nuskaityti, apskaičiuoti atstumą nuo siuntų tarnybos iki įmonės. Ok. Rezultatams išvesti. Ok. Taip. Tai galvoju. Ta proga, kad čia visur tas struktūras, kurį mes galim pasidaryti struktūrą įmonė, kur turėsim tiesiog įmonės X ir įmonės Y, kurias perrašysim, tai nereikia pradinių reikšmių. Jo, tada turėsim. Jo, kaip visada funkcija duomenims skaityti, tai iš karto galim ir pasidaryti. NM, siuntų skaičius, dienos limitas. Ir dar pavadinimą įmonės turi, tai tada tai reiks. Pavadinimas, kuris yra 10 pozicijų, kaip visada pridedam dėl viso pikto plus 2, tarkim. Ir jo, tada turim N ir M, susikuriam įmonės masyvą, o jų gali būti. Ne įmonės čia, siuntos. Siunta. Blemba, pala. Bet čia teoriškai galėtų būti ir į tą pačią įmonę, ne? Tai jos siunta, kuri turi įmonės pavadinimas, pavadinkim taip, tarkim taip. Bet turim siuntos ir tų siuntų turim iki 50, vėl pridedam, tarkim 2 arba 5. Labai svarbu, bet dėl viso pikto šiek tiek daugiau galim pridėti, kaip visada. Ir skaityti duomenis, kaip visada rašom tą funkciją, kur reiks paduoti NM ir siuntas. Jau skaityti, vėl tai neparašiau kaip ir vakar.
Vėl darom voidą visada, nes nereikia mums, kad kažką grąžintų. Per parametrus grąžinam n ir m reikšmės uždėdami šitą ženkliuką. Ir tada siuntos, to ženkliuko nereikia, nes masyvas, kai paduodam funkcijai, ir taip jų reikšmės jau grąžina pakeistas masyvo elementų. Taip, tada kaip visada skaitysim iš failo, if stream fin, u1.txt, nepamirštam uždaryti failą visada. Ir tada skaitom, ką čia turim. Iš karto n ir m turim pradiniai eilutėj, pirmoj. Tai kitose n eilučių yra užsakymų. Articles, šitai prašas. Kitose n eilučių, tai ir einam per visas tas eilutes. Ir vėl tada labai svarbu, kad kaip mes skaitom tos 10 simbolių, tai darom su fin.get mūsų failo atidaryto inputo streamo funkciją. Tai labai svarbu vėlgi prieš nusiskaitant bet kokį simbolių kiekį su get praignoruot buvusios eilutės likusią dalį, nes ten dabar yra mūsų skaitiklis, kaip ir kursorius skaitimo. Vėl tai minėjau ir praeitos visos epizoduose, kur 11 ir 12 buvo tas pats, tai galite ir tam pasižiūrėti, jei nematėt ir nesuprantat, bet tiesiog esmė, kad nusiskaitom du skaičius ir bandytum toliau skaityti to eilutėj, bet jei praignoruojam, tai tada iš karto pereinam į naują eilutę ir skaitom nuo jau pradinės pozicijos kitos eilutės, ko mums ir reikia. Ir tada tiesiog pasiimam į siuntos įtosios, tai mūsų dabartinė siuntos vardą, ne vardą čia, pavadinimą. Į tą vietą mes norim nuskaityti 10 simbolių, tai čia rašom 11, nes vėlgi getas nuskaito šitą skaičių -1 simbolių ir tada į paskutinį simbolį įdeda 0 simbolį. Tai dėl to reikia visada rašyti, kiek mums reikia +1. Ir taip nusiskaitysim 10, vėl apie šitą kalbėjau praeitos epizoduose, gal kažkiek detaliau, net rodžiau 11 metų epizode net dokumentaciją tos funkcijos, tai galite pasižiūrėti, jei įdomu. Ir jo, tada nusiskaitom šitą ir tada turim tos siuntos įtosios, turim įmonės X ir tos siuntos įmonės Y. Jo, ir atrodo taip paprastai turėtų ir nuskaityti. Taip, tada galim sukurti u1.txt domenų failą ir įkelt šitą ir vėl nepamiršt, kad būtina pridėti tarpų iki 10. Kiek čia turim? 1, 2, 3, 4, 8 lyg ir simboliai, +2, čia turim 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dabar pagal vaizdą vizualiai galim pridėti tarpą, kiek ten trūksta. Nes kaip matot, jie patys prideda tarpų tiek, kiek reikia, kad būtų 10 simbolių, ar taip net į vardas trumpesnis. Ir jei mes to irgi nepadarysim, tai sulūž programa, tai visai svarbu. Kaip ir praeitais 12 metų antram uždavinį irgi buvo tas pats. Tai šį kartą jau nepraleidžiam to. Jo, ir tada turėtum nusiskaityti duomenis visai sėkmingai, manau. Tik vėl visada pamirštu įtraukti F-streamą iš karto. Nu, realiai visada galima iš karto jau default kodą rašant įtraukti, nes visada reikia iš failų skaityti per VB. Jo, tai parašėm funkciją duomenims nuskaityti, tada reikia parašyti funkciją, kuri apskaičiuotų kelionės atstumą kilometrais nuo siuntų tarnybos iki įmonės ir atgal. Ok, tik vėl šitą visą funkciją galim nukelt po maino. Kaip jie nori, kad mes tada darytum, čia paliekam tik prototipą. Ir tada taip, tas atstumas visada bus sveikasis skaičius. Nu, čia visai logiška, nes po 1 kilometrą čia šitais langeliais mes tik galim važinėti. Tai ir kadangi sveikojos yra koordinatės sveikėjai skaičiai, tai
neįmanoma, kad būtų nesveikasis skaičius. Ir jo, tada mes tą atstumą irgi, kai grąžinsim, jis bus sveikasis skaičius, tai skaičiuoti kelionės atstumą, ne taip galim pavadinti. Jo, skaičiuoti kelionės atstumą, vėl mums reiks. Ko mums reiks? Nuo siuntų tarnybos iki įmonės ir atgal. Tai mums tiesiog reiks siunta kažkokią siuntą turėsim. Taip, o kaip skaičiuosim, tai labai paprastai. Jo, tai kaip pagalvoti reikia, kaip mes važiuosim gatvėm, tai tarkim pradedam 0,0, mums reikia kažkokį tašką nuvažiuoti. Kaip važiuosim, tai realiai nesvarbu, kaip važiuosim. Nes jeigu važiuotum, tarkim, stačiakampiu, jei čia būtų stačiakampis iš tų dviejų taškų, čia pratęstum, tai važiuotum, tarkim, iš 0,0, vieną šitaip, tai 2 į šoną ir tada 3 į viršų, 1, 2, 3. Ir nesvarbu, kurioje mes vietoje pasukam, vis tiek mes tiek pat turėsim nuvažiuoti į šoną ir į viršų, tarkim, per vidurį kažkaip važiuoti, vis tiek gautųsi 1 į šoną, 1 į viršų. Kad ir kaip važiuosim, vis tiek bus 3 į viršų ir 2 į šoną. Tai taip pat gausis visur, nesvarbu, kur važiuosim, ta pati logika. Tai jeigu pastebėtų, tai kiek mes nuvažiuosim į šoną, tai tiesiog tiek, kiek skiriasi x-ai, nes visada esam 0,0, tai per kiek tas x-as nutolęs nuo 0, tai tiek mes važiuosim į šoną ir į viršų važiuosim per tiek, kiek yra nutolęs y-as. Nes tiesiog mes tik tais kvadračiukais galim važiuoti, tai mums reikia nuvažiuoti iki x taško ir iki y taško. Ir jo, čia tik reikia nesumaišyti atstumų tarp taškų, ten, kur matematikoje yra trumpiausias kelias tarp taškų atstumas. Tai čia taip nėra, nes čia mes negalim kirsti tų kvadratų gatvių. Tiesiog reikia taip labai paprastai važiuoti. Tai ir bus tada kelionės atstumas ir bus tada mūsų tiesiog, taip, tada čia būtų tarsi skirtumas tų taškų x, jeigu pradėtum ne nuo 0,0, bet kadangi yra 0, tai mums, tiesiog ten 0, minus plus 0 nieko nekeičia, tai tiesiog ir reiks nuvažiuoti tiek, kiek yra tas x, tarkim, čia x2, tai reiks nuvažiuoti 2, čia x yra minus 1, tai reiks nuvažiuoti 1, ne minus 1 svarbu. Čia x minus 3, tai iš šono reiks nuvažiuoti 3, o ne minus 3. O kai x teigiamas, čia vėl x plus 3, tai reiks nuvažiuoti 3 į šoną. Tai tiesiog reikia nuvažiuoti x tiek, kiek yra x, tiek nuvažiuoti į šoną, tiek, kad jeigu x neigiamas, tai reikia jį padaryti teigiamu. O vėlgi, kaip iš 2011 metų antro arba pirmo uždavinio išmokom, yra modulio funkcija abs, kur tiesiog jei teigiamas skaičius, tai ir palieka teigiamą, grąžina teigiamą skaičių, o jei skaičių neigiamą jei paduodam, tai grąžina teigiamą skaičių, tiesiog panaikina minusą. Tai ir bus tiesiog mūsų tos siunta tas įmonės x. Ir tiek pat, kiek į šoną reikia nuvažiuoti, tai taip pat ir į viršų arba į apačią reikia važiuoti. Ta pačia logika, tiesiog įmonės siunta taškas įmonės y. Irgi jeigu y teigiamas, kaip čia y yra 3, tai čia reikia viršų 3 kartus važiuoti, jeigu y minus 2, kaip čia, tai vis tiek reikia 1, 2, reikia 2 į apačią važiuoti ir taip pat tiesiog arba į viršų arba į apačią reikia važiuoti tiek, kiek yra y be minuso, jeigu jis buvo su minusu. Tai labai paprastai čia yra tas atstumas iki to taško, bet mums reikia ir atgal nuvažiuoti, tai tiesiog grąžinam 2 kartus didesnį skaičių, tas kelionės atstumas kartų 2, nes mums reikia dar ir atgal būtinai parvažiuoti. Jo, atgal tuo pačiu keliu važiuosim, tiek pat užtruks, tai taip paprastai ir apsiskaičiuoja. Ir atrodo, čia nesąmonės nepridarėm. Ir atrodo, taip paprastai ir turėtų veikti. Vėl galim nukelti į apačią funkciją, čia palikti tik
prototipą. Taip, ir atrodo viskas gerai. Jo. Dar yra reikalavimų rezultatams išvesti ar iki procedūros. Aha. Nu, tai pirmiausia, reiktų gauti rezultatus. Jo, tada reikia apskaičiuoti. Vėlgi skaičiavimams neprašo daugiau jokių funkcijų, tai galime neskaičiuoti. Taip, kiek įmonių aptarnavo siuntų tarnybą, ne, mums reikia skaičiuoti. Vėl grįžtam į mailą tada. Nu, čia galim komentuoti, susikuriame kintamuosius ir nusiskaitome duomenis. Taip, ieškome uždavinių, čia sprendinių, nežinau, taip galiu pavadinti. Taip, tai kiek įmonė aptarnavo siuntų tarnybą, int viso aptarnavo galim turėti, iš pradžių tarkim 0, kiek iš viso nuvažiuotų kilometrų, viso nuvažiuota irgi galim 0 daryti. Paskutinis aptarnautos įmonės pavadinimas. Aha, o kas jeigu mes nei vienos negalim aptarnauti? Neparašė apie tai. Nes nu įsivaizduokit, jeigu per toli yra įmonė, mūsų limitas tas yra labai mažas. Aha, bet bent 21 km galėsim važiuoti. Ir taškai yra tik iki 5, tai jei daugiausias būtų taškas 5,5, tai atstumas būtų 10, tai dėl to atgal būtų dar 20 iš viso ir 21, kadangi mažiausiai turim, tai visada bent jau vieną įmonę galėsim aptarnauti. Tai dėl to čia jie to neparašė, nes padarė tokius skaičius, kad visada bent vieną galėsim aptarnauti. Tai tas neturėtų sukelti problemų. Ok, tai tada galim ir skaičiuoti. Aha, tik tas paskutinės aptarnautos įmonės pavadinimas. Galim pasiimti, tarkim, indeksą tos įmonės paskutinės aptarnautos ir tada galėsim iš tos struktūros pasiimti jos vardą labai paprastai. Nu, galėtum susikurti tiesiog tokį patį masyvą ir priskirti reikšmę, bet galim tiesiog indeksą pasiimti. Paskutinės aptarnautos įmonės indeksas. Nu, ilgiausias pavadinimas visatoje kintamojo, bet it's fine, kaip sakoma. Ok, tai tada galim ir važiuoti per tas įmonės ir aptarnautis, jeigu galim. Int reikia. Gerai, kaip čia pavadinti? Vėl kaip turėjom. Kelionės atstumas, tai gerai, kelionės atstumas ir yra skaičiuoti kelionės atstumą susiunta į tajas, ta mūsų dabartinė siunta. Ir jo, tada žiūrim. Jeigu tas kelionės atstumas yra mažesnis arba lygus tam mūsų m, kas yra mūsų kiek dar liko kilometrų, nes iš viso tiek galim nuvažiuoti, tai jei nuvažiuojam kažkiek galim atimti, nes tada pamažėja tas mūsų limitas per tiek, kiek nuvažiavom. Nu čia galėtum tarsi įsivaizduoti, kaip čia degalai tiesiog, kiek dar degalai mums kilometrų duoda nuvažiuoti, tai tiesiog kai kažkiek nuvažiuojam, tai sumažėja per tiek, kiek nuvažiavom. Labai logiškai, tai tada tiesiog vėlgi visą aptarnavo, padidinam vienetu, visą nuvažiuotą, pridedam kelionės atstumą, kurį nuvažiuojam, ir iš to mūsų m, kas yra, kiek dar galim nuvažiuoti, atimam tą kelionės atstumą. Ir dar reikia nepamiršti, paskutinis aptarnautos įmonės pavadinimas, tai paskutinės aptarnautos įmonės indeksas yra I. Nu, šitą gal į galą galim nudėti, kad gražiau biškį būtų nukelt. Jo, jeigu neužtenka, nu tai
Aha, tik tada atsargiai reikia būti, nes gali būti, kad tarkim iki pirmos yra per toli, mes ją praleidžiam ir tada aptarnaujam antrą, ar kaip čia veikia sąlyga pala. Nes gal mums čia reikia išeiti iš ciklo, kai nebegalim aptarnauti, reikia pažiūrėti, ką jie čia rašo. Mhm. Jo, tai suprantu, jei mes negalim per toli yra iš eilės, jeigu einam, tai mes ten tiesiog nevažiuojam, kiek suprantu. Jo, įsivaizduoju, taip, tiesiog ten nevažiuojam ir bandom važiuoti į kitą. Jei teisingai supratau, tai atrodo taip. O, tas čia saugot mane reikia. A, šitiek pripratęs čia CTRL-S spamint, kad ir website spaudžiu CTRL-S iš įpratimo. Jo. Atrodo taip, tai čia viskas veikia, kaip supratau, ir jo. Tada gaunam rezultatus ir vėl, kaip mane erzina, kad nurodymai yra kitam lape. Bet jo, tada reikia prašyti funkciją rezultatams išvesti. Taip, tai vėlgi bus voidas, išvesti rezultatus. O, čia reiks tik 3 skaičių, ne? Ir turim šitus realiai. Kiek visą aptarnavo, kiek visą nuvažiuota. Tik vėl čia nieko nebepriskirinėsim jau. Realiai. Ne, čia galim net dėti ne šitą, o galim dėti... Aha, tik čia tipo reiks. Int, ir čia tada. Šiame dėsim char įmonės pavadinimas. Ir vėl čia tikrai bus kažkokia įmonė. Ir čia tik masyvas, o ne charas. Jo, nes tikrai bent jau vieną aptarnausim. Jo, ir tiesiog tada pasidarom išvedimą į failą. Dures, uždarom jį vėliau. Ir tiesiog labai paprastai ir išvedam. Visą aptarnavo, visą nuvažiuota. Ir tada dar vieną tarpelį ir įmonės pavadinimą. Labai paprastai. Ir vėl galim nukelti visą funkciją į galą. Ir palik čia tik prototipą funkcijas vadinamai. Tai atliekame siuntų pristatymus. Ir išvedame rezultatus. Visą aptarnavo, visą nuvažiuota ir... kaip čia? Nu, galim per čia paduoti. Siunta. Nu, blemba, čia atrodys juokingai, bet... Siuntos. Tada indeksas yra mūsų paskutinis aptarnautas indeksas. Ir mes norim jos vardą paimti. Atrodo biškai juokingai, bet čia viskas yra reasonable, kaip sakoma. Ir tik ne vardas, o įmonės pavadinimas dar yra. Dar ir įmonės pavadinimas. Nu, šiek tiek ilgokai gavosi, bet, sakoma, svarbiausia prasmingai pavadinti kintamuose. Nu, čia galėtum dėti paskutinės įmonės indeksas vietoje aptarnautas, galėtum nedėti aptarnautas, bet aš tiesiog dedu, kad visi suprastų, kuo geriau. Nu ir bandom kompailinti. Gerai, bent jau sukompailina, paranina programa. Oi, tik čia U2RES pavadinau, ne U1RES.
Ir man atrodo nesąmonė, mačiau, kad išvedė. Gerai. Tai žiūrim, ką turim. Tada daug kol kas nereikia. Jo, išveda 4 ir tada išveda nesąmonę. Pažiūrėkim. Jo, tada visiška nesąmonė skaičiuoja. Gerai, pažiūrėkim, kodėl. Nu gerai, pirmiausia, pasižiūrim, ar nusiskaitom bent jau N ir M normaliai. Aha, 5 ir 30, čia lyg ir viskas normaliai. Aha, tada įdomu, ar įmonių X normaliai nusiskaitom. Nes pala gal. Gerai, kiek čia turim tarpų dar kartą? 1, 2, 3, 4, plus 4, 8 simboliai. Tada kiek tarpų? 1, 2 ir dar 1. Jo, 10 tarpas ir šitas. Gerai. Aha, pasižiūrim tada, ar nusiskaitom normaliai X-us. Ir čia matom, kažkas blogo vyksta. Nusiskaitom 2, 3. Ar mes -1 kažkaip nenusiskaitom? Galvoju. Kodėl mes -1 nenusiskaitom? Labai keista. Nes čia lyg ir viskas normaliai, ne? Pasižiūrėti, tada galima ir pavadinimą normaliai nusiskaitom. Labai keista. Aha, nusiskaitom siuntuvą. Normaliai nusiskaitom audą. Nusiskaitom trejetą ir tada -1 sulaužo mūsų visą programą. Kaip įdomiai. Galvoju, kodėl. Gerai, čia būtų vienetas, o ne -1. Kas tada įvyktų? Tada vienetą gerai nusiskaitytų. Kaip -1 gali sulaužyti mūsų programą? What? Ar jeigu ten -2 būtų irgi sulaužyta mūsų programą? Nesulaužytų. Būtent tas -1 sulaužo mūsų programą. Aš nelabai suprantu. Kaip gali šitas -1 sulaužyti mūsų programą? Ir kodėl? Pala, dabar jau nebesulaužo. Aš pasimetęs. Guys, what is going on? Gerai, kažkas čia kažkas vyksta, ko aš nesuprantu arba nematau. Gerai, įmonės pavadinimas tikrai iki 10, tikrai nusiskaitom 10. Nusiskaitom X, Y. Tada kostisas lūžta. Ar aš po kostisas padėjau tarpų nepakankamai daug? Ar mažai? Vėlgi 3, 7, 8, 9, 10. Vienas tarpelis. Ir -3. Kaip keista. Norit pasakyti, jei čia nebūtų minusų, tai veiktų normaliai. Jei nėra minusų, nusiskaito normaliai. Jeigu sudeda minusus, tada sulūžta. Kaip įdomiai. Tai kažkas turi būti su neigiamų skaičių skaitimu iš failo. Dabar viską gerai padarė.
Pala, nes aš čia pats sudėjau minusus. Ar čia dėl to, nes čia yra brūkšniai, o ne brūkšneliai iš sąlygos, norit pasakyti? Nes aš čia dabar sudėjau brūkšnelius, o čia yra brūkšnys, man atrodo, ne brūkšnelis. Ir tada brūkšnys sulaužo mūsų visą programą. Wow. Tai dedam brūkšnelį. Tada viskas veikia gerai. Wow, tai programa lūžta, nes ten yra brūkšnys lietuviškas, o ne angliškas brūkšnelis. Wow. Tai kaip man čia googlint? Pala, kaip yra brūkšnelis angliškai iš viso? Kažkodėl man hindi blemba išmuša. Dash, ok. Non-English dash crashing code blocks. Ai, hyphen, man atrodo. Hyphen, ne? Gerai, C++ program crashing by reading a non-English hyphen. Gal dar neprisimenu, kad gyvenime būtų tokia problema, kad lietuviškas brūkšnys pakrešina programą. Kaip įdomu. Ir šitą uždavinį kažkada sprendęs, man atrodo. Kai ruošiausi VBR, aš neprisimenu tokios problemos, kad būtų. Čia kažkokia visai kitas eroras. Bet jo, grinai, kad čia yra brūkšnys, nes brūkšnys ir brūkšnelis yra skirtingi dalykai. Čia nesusijęs su programavimu, bet jei pažiūrėtumėt į ilgį, čia vėl nelabai jums matosi, galiu padidinti. Tai čia yra brūkšnys, kuris yra daug ilgesnis už brūkšnelį. Mes dabar redagavimą tą universitetą turim, tai redagavimo pagrindai tokį dalyką. Ir ten išmokau, kad brūkšnys ir brūkšnelis nėra tas pats. Tai jie ten brūkšnius padėjo prieš skaičius. Tai čia net sunku paguglinti, nes anglų kalboje tai nėra brūkšnio, man atrodo. Kaip man padaryti, kad... yra toks dalykas kaip long hype. Yra. Okay. Įdomu, niekam nėra buvę tokios problemos. Nepakrešino problema, bet nenusiskaito skaičiaus normaliai, kai su lietuvišku brūkšniu. Ar galiu pakeisti, kad lietuvių kalbą skaitytų? Atrodo, kažkas buvo, kad kažkaip galima pakeisti ar skaitymo kalbą, ar kažką kitą į lietuvių. Tik neprisimenu. Kaip dabar vadinasi. Kažkokia tikrai yra funkcija, kuri kažką daro.
Galvoju, ar aš čia reikia. Lemba, kur Adomas, kai jo reikia. Nes nu čia viskas kitas gerai, tada jeigu turim brūkšnelius vietoj brūkšnių, tai tikrai veikia, bet nu, problema, jeigu egzamine visur yra brūkšniai, o ne brūkšneliai ir brūkšniai krešina mūsų programą, tai labai didelė problema, kurios niekada gyvenime neturėjau. Galvoju, kaip su ją sudylint. Nes viskas tikrai labai gerai ėjosi ir trumpas sprendimas gavosi. Galvoju, kiek man čia laiko užtruks šitą šūdą sufiksint. Ir nėra tokios problemos niekam internete. Labai keista. Čia ne tokia problema. O, grinai kažkas sprendė šitą uždavinį ir grinai ta pati problema ir paklausė Stack Overflow grinai prieš 4 metus. Grinai tas pats uždavinys. Grinai. Pala, gal ne visai tas pats. Nu, labai panašus. Jo, grinai tą patį uždavinį sprendė žmogus. O, pala, bet čia neprašo solutioną. Nu, čia problema tai tikrai suprato, kaip ir aš, kad čia yra dešai ne tie, bet solutioną tai jis neparašo. Nu, tai kad tu gali pakeisti tą failą, nu tai jo. Nejaugi nėra jokio kito solutiono, nes tiesiog C++ tik normalius brūkšnelius, o ne brūkšnius skaito. Nes nu, jeigu VB testuos ant brūkšnių, o ne brūkšnelių, tai tiesiog neveiks programa. Keista labai. Labai keista. Grinai kažkas panašią vienas turėjo. Bet čia ne šitas yra. Problema tokia, bet solutioną neparašo. Nejaugi neišsprendžiama problema. Blemba. Galėtum parašyti. Gerai. Tai mūsų programa veikia su brūkšneliais. Tai teoriškai mes turim laiko, mes galim parašyti funkciją, kuris sutvarko mūsų failą. Pala. Bet blemba gal ir nelabai. Pala, ar mes galim atidaryti, nusiskaityti ir tada perrašyti. Galvoju.
Gerai, tai kaip tada veiktų? Pabandom. Gerai, void, sutvarkyti failą. Gerai. Tai eitų tiesiog atidarom mūsų tavo vienas. Gerai, po to darom. Bet tiesiog kol nėra pabaiga mūsų to failo, mes nusiskaitom į ir tada jeigu tas C yra mūsų, atrodo, alt 0150 yra lietuviškas brūkšnys, jo, kitas yra brūkšnelis. Tai tada plemba pala. Kaip mums reiktų daryti? Šito pačiu norėčiau ir išvesti jį iš karto, bet taip neveiks. Tada reiktų kažkur saugotis kiekvienas tas čerus. Žodžiu. Kaip aš daryčiau su savo nemokyklinio kurso žiniom, pasidaryčiau vektorių stringų. Nu gerai, čia. Gerai, pirmiausia, manau, kad yra labai didelė nesąmonė, kad tas, kas darė VB, tam brūkšnius dėjo, ne brūkšnelius, nes čia visiškai nesusijusi problema su uždavinio sunkumu kažkokiu, tiesiog nesąmonė padaryta. Bet vektorius yra kaip masyvas, realiai tik dinamiško dydžio. Visas tekstas aš pasidaryčiau. Bet čia daryčiau stringą, tarkim, stringą eilutė. Stringas tas pats, kas čerų masyvas, tik kad dinamiškas. Tada dar inkludinam stringą. Pabandom. Tai tada prie eilutės mes pridedam nebe brūkšnį, o brūkšnelį. Nu, kitaip tiesiog prie eilutės pridedam C. Tai yra ta mūsų simbolį, kurį dabar nusiskaitėm. Jo, ir tada į visą tekstą mes užbekinam. Nu, tai kadangi jis yra dinamiškas, tai tiesiog gali pridėjinėti jo galą visą elementų. Tai čia pridėjinėtum eilutę. Ir tada galvoju, ar aš galiu perrašyti. Jeigu aš darau fault į tą patį jau vieną, net jeigu jis egzistuoja, net įdomu ar veiks. Nes nebandęs aš tokio dalyko niekad. Ir jeigu uždaryčiau šį. Kaip perėti per visus vektoriaus elementus, tai labai paprastai, tiesiog string. Eilutę pasirašom, koks elementas bus iš ir dvitaškį dedam per koks pavadinimas. Nu, čia biškiai advanced, vėl mokyklai šito nereikia, bet ir tiesiog eilutę išvedam. Gerai, neįsivaizduoju, ar veiks, bet mums reikia tokio pataisymo prieš fucking sprendžiant uždavinį. Pataisom problemą, kad programa neveikia su brūkšniais. Lietuviškais brūkšniais. Nu, bent jau bandom pataisyti. Ir žiūrim, ar veiks. Čia biškiai crazy yra. Kad mums iš vis reikia bandyti kažką tokio daryti. O, jo, tas ir aš kažkur išvedinėjau kažką. Nu ir pažiūrim, kas čia vyksta iš vis. Gerai, pirmiausia, ką padaro su mūsų failu, man įdomu. Gerai, jis lieka tuščias. Negerai. Gerai, pala, pirmiausia, nuskaitom šitą. Gerai, ir kol kas nieko kito nedarom, neskaitant failo taisymą. Tarkim, užkomentuojam viską kitą kol kas. Ok, pada. Gerai, dabar čia neaktualu. Gerai, jis lieka tuščias. Blemba. Gerai, pala, mes čia. Aš čia kautinu, o ne fautinu. Blogai.
Tai jis vis tiek lieka tuščias. Ai, nes čia nieko nevyksta, man atrodo, nes į konsolę man net nieko neišveda. Ne, 2 kartus išveda test. Nu, pala, jo dabar tuščias buvo. Pala, man reikia viską uždaryti, vėl uždaryti. Čia įdėti šitą. Ir pabandyti sucompilint. Tai dabar jis labai daug kartų test rašo. O jėtus, ir aš čia pushbackint turėčiau. Jo, kada pushbackint plemba, kada man ta eilutė žinot, kad baigėsi. Nu gerai, jeigu C yra new line'as, tai tikrai man tada reikia pushbackint eilutę. Tada pačiam gale lygiai nebus new line'o, tai dar irgi į visą tekstą man irgi reikia įdėti eilutę. Tikriausiai šitaip veiks. Tada turėtų jau geriau veikti. Ir čia tikriausiai reikia šitaip rašyti. Jo, blemba. Kaip man tada čia daryti? Nu gerai, čia galiu deklaruoti tada eilutę. Ir kiekvieną kartą čia ją nunulinti. Gerai, dabar man čia gaunas tik viena eilutė. Negerai. Gerai, pirmiausia yra nesąmonė, kad iš vis man reikia čia bandyti kažką tokio daryti. Labai atrodo nesąmoningai. Man skaito tik ketvirtį, kurio čia net nėra. Bro. Nu gerai, pirmiausia, aš noriu C visus išsivesti, per kuriuos čia perėjau. Ojei, kaip erzina. Šitą reikia kitam kažkiam notepad išsisaugoti. Dar sudėti tarpus, jau čia turim 8, dar 2. Šiaip visai praktiška problema perėti per failą ir išvesti. Tiesiog pakeisti vienus simbolius kitais simboliais. Nebūtų problema, jeigu mums reiktų į kitą pavadinimą išvesti. Tai galvoju, ar su tuo pačiu pavadinimu nekils problema. Gerai. Simbolius net ne visus pasiima apparently. Nes sulūžta, net norit pasakyti, net negali nuskaityti. Wow, net negali nuskaityti. Tiesiog mūsų skaitimo operatorius negali nuskaityti lietuviško brūkšnio. Wow. Ir sulūžta iš karto. Ant -1 to brūkšnio iš karto sulūžta programa. Wow. Wow, tiesiog sulaužo mūsų programą. Lietuviškas brūkšnys. Rimtai. Ne, palakos tiesiog neskaito. Pala, jeigu aš jį printinčiau tik tada, kai nėra brūkšnys. Ar man tik ten neišveda to simbolio? Wow, šitas palyginimas net neveikia, wow. Da tik cam 4 išveda. Net šitas palyginimas sulaužo mūsų programą apparently. Pala. Ne, aš nieko nebesuprantu, kas čia vyksta. Blemba, dabar pakeisti vis reikia tą failą.
A. Gerai, dabar po 2 kartus aš viską printinu. Net niekada neįeina į šitą ifą, jo. Net niekada neįeina į šitą ifą. Tai reiškia, net nenusiskaito mūsų to brūkšnio lietuviško normaliai ir nepalygina su tuo pačiu brūkšniu. Tai tiesiog lietuviškas brūkšnys visiškai sulaužo mūsų C++ programą. Ir panašu, kad niekas kitas, neskaitant to žmogaus, kuris Stack Overflow'e klausė šito klausimo. Panašu, kad kitose šalyse žmonėm nėra tokios problemos. Nu, čia aišku, developeriai atsako, kad naudoti tiesiog normalius brūkšnius, brūkšnelius angliškus. Ir tiesiog neoferina jokio fikso, tai galbūt nėra jokio fikso. Wow. Tai kaip yra durna, kad VBA įdėjo uždavinį, kuris su brūkšneliais veikia, su brūkšniais neveikia. Ir tiesiog net negali nusiskaityti lietuviško brūkšnio į C++ programą, panašu tokia yra išvada. Nu, bent jau, sakoma, investigatinam, kiek galėjom, brūkšnio problemą C++ kalboj lietuviško brūkšnio. Ir galim padaryti išvadą, kad šito uždavinio duomenys labai neatsakingai yra padaryti su brūkšniais, o ne brūkšneliais. Nebent aš kažko nežinau. Ir jo programa yra su brūkšneliais, kurios C++ nuskaito. Tada viskas veikia gerai. Jo, čia galim kažkokį testą padaryti įdomesnį. Ne, labai atrodo, čia viskas gana paprasta. Ir jo, mane šiek tiek suerzino šitas uždavinys. OpenGuess rūpė plati žmonės įdegę galvoja, Amazonė pasirodo Lenkija. Eina savo. Nu, crazy, Raimondai. Guess, jei vasarą tai įdegę žmonės, bet kur gali būti. Jo, bet aš galvoju, kiek šį keistas uždavinys. Ir aš neprisimenu, kad aš jį būčiau anksčiau sprendęs ir susidūręs su šitą problemą. Nu, bet tikrai reali problema, kažkoks lietuvis irgi sprendė. Ir su tą pačią programą susidūrė. Nu, ir aš tikiuosi, kad po to, kai jie tai padarė, tikiuosi, kad jiem buvo backlashas, kaip sakoma, kad jiems visi atkniso protą, kad daugiau nedėtų lietuviškų brūkšnių į duomenų failus. Nes visiškai gadina gyvenimą žmonėm ir jokių žinių netikrina, jeigu nėra solutiono literally. O net jei ir yra, tai kur fucking bet kaip failė turėtų būti kažkas. Net nieks kitas planetoje su tokia problema nesusidūręs, neskaitant žmonių, kurie laiko lietuvių kalbos IT VB su lietuviškais brūkšniais. Žiauriai keista. Žodžiu, bet sprendimas tikrai teisingas, jeigu uždavinys būtų su brūkšneliais, o ne su lietuviškais brūkšniais, kas žiauriai keista. Tai tiek žinių šitam erzinančiam uždaviniui. Sąlyga gera, uždavinys geras, bet tas, kad jie čia sudėjo brūkšnius, labai didelė nesąmonė. Manau.